Šioje laidoje jūs pamatysite vaizdus, kuriuos yra sunku suvokti. Praėjusią savaitę planetą su nauja jėga užklupo kataklizmai. Mes parodysime tik pačius anomališkiausius iš jų ir aptarsime veiksnį, kurį mokslininkai dabartinėje situacijoje nepakankamai vertina. Jungtinės Amerikos valstijos. Balandžio 23 vakarą Enidas, Oklahomos valstijoje, atsidūrė galingų audrų sistemos sukėlusius niokojantį tornadą epicentre. Dar prieš ateinant tornadui miestas jau buvo iš dalies be elektros, todėl perspėjimo sirenos buvo išjungtos. Stiprėjant vėjui pradėjo formuotis piltuvas ir meteorologai netrukus paskelbė retą perspėjimą – tornado ekstremaliąją situaciją, signalizuodami apie tiesioginę sunaikinimų ir aukų grėsmę. Per Enidą perskridęs tornadas buvo išskirtinai galingas ir truko ilgai. Jis pasiekė EF4 kategoriją, o vėjo greitis viršijo 280 km/h. Jis ant žemės išbuvo apie pusvalandį, neįprastai ilgą laiką tokiems įvykiams, ir judėjo lėtai, tarsi tyčia kirsdamas miestą. Jo kelias paliko siaurą, bet itin destruktyvią juostą. Dešimtys namų buvo apgadinti, mažiausiai 40 visiškai sugriauti. Automobiliai apversti, o nuolaužos išsibarstė dideliais atstumais. Sugriovimų vaizdas buvo beveik siurrealistiškas. Kai kurie pastatai virto griuvėsiais, o kaimyniniai liko praktiškai nepaliesti. Tai būdingas stiprių tornadų bruožas. Tornadas taip pat paveikė strategiškai svarbų objektą – Vanco oro pajėgų bazę, kur buvo pranešta apie padarytą žalą, elektros energijos ir vandens tiekimo sutrikimus. Bazė buvo laikinai uždaryta. Šis tornadas nebuvo pavienis įvykis, o didesnės orų sistemos dalis. Per naktį regione buvo užfiksuoti dar 17 tornadų. Smarkios liūtys ir tolesnės perkūnijos apsunkino gelbėtojų darbą. Apie 10 žmonių buvo sužeisti, tačiau laimei, nepaisant sunaikinimo masto, aukų nebuvo. Ukraina. Balandžio 26 dieną Ukrainą nusiaubė galingas šaltasis frontas, atnešdamas daugybę pavojingų gamtos reiškinių, nuo dulkių audrų ir škvalų iki krušos ir pūgų. Vėjas vietomis siekiantis iki 30 m/s išvertė medžius, elektros linijas ir reklaminius stendus. Audros padariniai užfiksuoti 19 regionų, kur elektros nebuvo tiekiama 1218 gyvenamųjų vietovių. Labiausiai nuo vėjo nukentėjo Dniepropetrovsko, Chmelnickio ir Kijevo regionai. Buvo apgadinti 10 namų pastatų ir komunalinių paslaugų įmonių stogai, taip pat transporto priemonės. Netikėtai iškrito sniegas Voluinės ir Lvovo regionuose. Charkive ir kai kuriuose regionuose dėl blogų oro sąlygų nutrūko elektros tiekimas. Elektra dingo beveik visame mieste, neveikė visas viešasis transportas, įskaitant metro. Taip pat sutriko vandens tiekimas. Dulkių audros siautėjo keliose regionuose. Matomumas Kijevo Čiopo greitkelyje sumažėjo beveik iki nulio, o Mikolajevo srityje stiprus vėjas iš vietinių saugyklų sukėlė pavojingas raudonas dulkes. Vinecoje stiprus vėjas nupūtė autobusų stotelę, o nuvirtę medžiai užblokavo eismą keliuose visame regione. Vairuotojams bandant išvalyti greitkelį, kitas medis nuvirto tiesiai ant sunkvežimio kabinos. Kijevo užklupo smarkus lietus ir kruša, vėjas išplėšė butų langų rėmus. Pastato apdailos gabalas apgadino stovinčio automobilio priekinį stiklą. Laimei viduje nieko nebuvo. Miesto centre taip pat buvo apgadintas daugiau nei 150 metų senumo betoninis gamtos paminklas – Ivaščenkos kaštonas. Kijevo srityje taip pat pranešta apie didelę žalą infrastruktūrai. Vižgorodo mieste smarkus vėjas nuplėšė namo stogą. Deja, visoje šalyje nuo virstančių medžių žuvo 3 žmonės, o 8 buvo sužeisti.
Tailandas. Miškų gaisrai siaučia 19 Tailando provincijų jau daugiau nei mėnesį. Padėtis ypač sunki šalies šiaurėje, kur jau užregistruota daugiau nei 1500 gaisrų. Gaisrai toliau plinta, apgaubdami regionus tirštų smogų ir darydami didelę žalą aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėtis išlieka sunki vakarinėje Kančanaburo provincijoje, kur užregistruoti 559 karštieji taškai. Balandžio 21 dieną Muangų regione kilo didelis gaisras, kuris kitą dieną dėl stipraus vėjo sparčiai išplito. Atrodė, kad visas kalnas dega. Statūs šlaitai, tanki sausa akmenija ir gaisrų nepasiekiamumas apsunkino gaisrų gesinimo darbus. Dėl pavojingų dūmų lygio Jerevano nacionalinis parkas buvo laikinai uždarytas turizmui ir gyventojams. Tongphapum nacionalinėme parke, užimančiame daugiau nei 1200 km2, gaisrai siaučia jau daugiau nei mėnesį. Tai viena iš svarbiausių regiono gamtinių teritorijų, kurioje gyvena reti gyvūnai, tokie kaip tigrai, laukiniai drambliai, debesuotieji leopardai ir gemzės. Gaisrai daro didelę žalą ekosistemai. Gyvūnai masiškai bėga iš savo buveinių. Daugelis negali paveikti ir žūsta liepsnuose. Tie, kurie išgyvena, juda link gyvenamųjų vietovių, sukeldami papildomų sunkumų vietos gyventojams. Pasak ekspertų, pagrindinė problema išlieka didelė sausra. Ji išdžiovina miškų dangą, paversdama ją labai degią medžiagą, o tai labai pagreitina gaisrų plitimą. Rusija. Balandžio antrojoje pusėje europinę Rusijos dalį užklupo žiemos šalčiai su lijundra, sniegu ir uraganiniais vėjais. Balandžio 20 dieną Volgos federalinėje apygardoje smarkiai nukrito temperatūra, pradėjo snigti. Dėl atšiaurių orų gerokai suprastėjo eismo sąlygos. Daugybėje avarijų Čiuvašijoje ir Žemutinių Naugardo srityje M12 greitkelyje įvyko iš dalies dėl to, kad daugelis vairuotojų jau buvo pasikeitę padangas į vasarines. Žemutinio Naugardo ir aplinkinių regionų hidrometeorologijos centro duomenimis per 2 dienas iškrito beveik mėnesių kritulių kiekis. Marija El Respublikoje sniego lygis siekia 29 cm. O Čiuvašijoje dėl temperatūros svyravimų sniegas greitai užleido vietą ilgalaikiai lijundrai, kuri medžius ir elektros linijas padengė storą ledo pluta. Nuo jos svorio masiškai lūžo šakos, krisdamos ant automobilių, namų ir elektros linijų. Iki balandžio 21 dienos ryto buvo užregistruota apie 60 elektros energijos tiekimo sutrikimų, todėl kai kurie rajonai liko be elektros. Kirovo srityje kelias dienas krituliai praktiškai nesibaigė, o iki balandžio 22 dienos vietomis susidarė iki 32 cm gylio pusnys. Kirove per 5 sniego dienas iškrito 1,5 mėnesio kritulių normą. Daugybė centrinės federatinės apygardos meteorologijos stočių taip pat užfiksavo laikiną sniego dangą. Maskvos srities Čerukį kaime per 24 valandas susidarė iki 11 cm sniego pusnys. Balandžio 24 dieną Kolos pusiasalį užklupo arktinis audros ciklonas. Vėjo gūsiai pakrantėje pasiekė uragano stiprumo lygį. Audrą lydėjo sniegas ir pūgos, todėl matomumas sumažėjo iki 200 metrų. Murmanske per 2 dienas iškrito beveik 19 mm kritulių, o tai sudaro maždaug 70% balandžio mėnesio vidurkio. Padėtį dar pablogino apledėjimas ir temperatūros svyravimai, dėl kurių sutriko infrastruktūra ir įvyko daug autoįvykių. Balandžio 22 dienos naktį Kemerovo srities Novokuznecko rajone iš dalies įgriuvo Biysko-Novokuznecko greitkelio ruožas. 186 kilometre tarp Julos ir Kandalepo kaimų dėl tirpno vandens prisigėrusio grunto važiuojamoji dalis įgriuvo ir nuslydo nuo kelio centro. Bendras pažeistos atkarpos ilgis buvo mažiausiai 30 metrų, o įgriuvusios duobės gylis maždaug 5 metrai. Avarija faktiškai paralyžavo susisiekimą su 6 gyvenvietėmis. Kitų kelių nėra, todėl jos visiškai atkirstos nuo išorinio pasaulio. Paskelbta regioninė nepaprastoji padėtis.
Iki balandžio 24 dienos specialistai užfiksavo neigiamą dinamiką. Per naktį kelias nuslinko dar 20 cm. Visi autobusų maršrutai, skaitant ir tuos, kurie važiuoja į populiarų kurortinį miestą Белохориха, buvo sustabdyti. Japonija. Balandžio 20 dieną Ramiajame vandenyne prie Sanriku krantų įvyko galingas 7,4 balų stiprumo žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo maždaug 19 km gylyje. Požeminiai smūgiai buvo juntami plačioje teritorijoje, nuo šiaurės rytų Honshu salos iki Hokkaido, o didžiausias intensyvumas pagal Japonijos žemės drebėjimų intensyvumo skalį siekė 5+ balus. Tai atitinka stiprų drebėjimą, galinti apgadinti pastatus. Stipriausias drebėjimas užfiksuotas Kašikami mieste Aomori prefektūroje. Iškart po žemės drebėjimo buvo paskelbtas tsunamio pavojus. Tikėtas iki 3 metrų aukščio bangų, tačiau didžiausias užfiksuotas bangų aukštis Ivatės prefektūros uostuose siekė maždaug 80 cm. Pirmosiomis minutėmis po žemės drebėjimo nacionaliniai televizijos kanalai paskelbė nepaprastąją padėtį, ragindami pakrančių gyventojus nedelsiant palikti pavojingas zonas. Daugiau nei 170 000 žmonių gavo įspėjimus apie evakuaciją. Nepaisant žemės drebėjimo stiprumo, jo poveikis buvo gana ribotas. Buvo sužeista apie 10 žmonių, sutrikdytas transportas įskaitant greitųjų traukinių Shinkansen eismą ir laikinus kelių uždarymus. Taip pat buvo apgadinta 10 pastatų. Verta paminėti, kad per pastaruosius dešimtmečius šiame regione buvo mažas seisminis aktyvumas, o vieno ir stipresnio Japonijos žemės masto drebėjimai paprastai vyksta nuo 5 iki 15 įvykių per mėnesį. Tačiau 2025 metais seisminis aktyvumas smarkiai išaugo ir pasiekė 60 ar daugiau įvykių per mėnesį. Jis išlieka stabiliai didelis ir šiandien. Balandžio 22 dieną Atsučio kalnuose Ivatės prefektūroje kilo 2 miškų gaisrai. Nuo pirmųjų valandų buvo dislokuoti sraigtasparniai liepsnoms gesinti, tačiau jie negalėjo sustabdyti gaisro plitimo. Iki 23 dienos vakaro gaisras sunaikino mažiausiai 7 pastatus, įskaitant gyvenamosius. 4 dieną vandens atsargos hidrantuose ir rezervuaruose buvo beveik išsekusios ir savanoriai turėjo gesinti gaisrus rankomis, su kauptukais. Taip pat buvo naudojamas jūros vanduo. Gaisras sparčiai plito. Iki 27 dienos ryto jis jau buvo apėmęs 1618 hektarų. Tai tik trečias kartas, kai miško gaisras Japonijoje viršijo 1000 hektarų. Todėl tai vienas didžiausių gaisrų šiuolaikinėje šalies istorijoje. Nepaisant 11 prefektūrų pajėgumo mobilizavimo ir daugiau nei 1300 darbuotojų dalyvavimo, gaisras toliau plinta. Patyrę ugniagesiai gelbėtojai atkreipė dėmesį į vieną itin pavojingą pastarųjų metų gaisrų savybę. Vienas iš jų dalyvavęs gesinant didelį gaisrą Ofunate 2025 metais tai apibūdino labai tiksliai. Miško gaisrų neįmanoma visiškai užgesinti. Iki balandžio 24 dienos maždaug 30% kaimo gyventojų buvo evakuoti. Net ir už gaisrų pavojaus zonos ribų gyvenimas buvo paralyžiuotas. Ore tvyrojo dūmai ir pelenai, matomumas buvo sumažėjęs, o namuose tvyrojo degėsių kvapas. Žmonės prisipažino, kad buvo sutrikę dėl to, kur evakuotis ir ko toliau tikėtis. Paskelbus perspėjimus apie galimus žemės drebėjimus po galingo 7,4 balų žemės drebėjimų, nerimas tik išaugo. Japonijoje įvykusiuose įvykiuose yra detaliai, kurios negalima ignoruoti. Gaisrai vis dažniau plinta taip, kad juos sunku paaiškinti vien sausra, karščiu, stipriu vėju ir kitais pažįstamais klimato veiksniais. Šie veiksniai išlieka svarbus, tačiau jie ne visada paaiškina gaisrų mastą ir jų atsparumą gesinimui. Daugelis tyrėjų atkreipia dėmesį, kad gaisrų vietos dažnai sutampa su giliomis žemės plutos lūžių zonomis.
Tokiuose vietose į paviršių gali iškilti degios dujos, metanas, vandenilis ir kiti natūralaus degazavimo produktai. Tokiu atveju ugnis gauna papildomų maisto medžiagų iš apačios. Degazavimas yra tiesiogiai susijęs su seisminiu aktyvumu. Didėjant seisminiam aktyvumui didėja dujų išsiskirimas į paviršių. Taigi, neseniai Japonijoje įvykęs žemės drebėjimas galėjo dar labiau suaktyvinti degazavimo procesus, o kartu ir gaisrų intensyvumą bei mastą. Tuo pačiu metu pats natūralus degazavimas šiuo metu gaisrų pavojaus vertinimuose yra ignoruojamas kaip galimas miškų gaisrų intensyvumo mechanizmas. Atsižvelgiant į didėjantį seisminį aktyvumą planetoje, jo vaidmuo gali būti nepakankamai vertinamas. Tai, kad įvairiose stichinėse nelaimėse fiksuojamos naujos anomalijos, pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti, kad moksliniai duomenys būtų laisvai ir greitai prieinami tyrėjams visame pasaulyje, be kliūčių ar apribojimų. Tik sutelkus mokslinį potencialą ir išteklius, žmonija galės veiksmingiau reaguoti į besikeičiančio klimato iššūkius.